Sveiki, personalo specialistai. Šiandien pasinersime į temą, kuri gali nulemti jūsų atrankos sėkmę arba nesėkmę. Tai pasiruošimas darbo pokalbiui. Nesvarbu, ar esate patyrę šios srities profesionalai, ar tik pradedate, šie patarimai ir klausimai padės jums lengvai įveikti šį etapą. Pirmiausia, pakalbėkime apie darbo skelbimo supratimo svarbą. Pokalbio metu jūsų gali kelis kartus paklausti, ar esate susipažinę su darbo skelbimu. Tai ne tik formalumas, tai svarbus rodiklis, parodantis, kaip gerai ištyrėte šią poziciją. Prieš eidami į pokalbį, būtinai atidžiai perskaitykite ir supraskite darbo aprašymą. Dabar pereikime prie klausimų, su kuriais galite susidurti. Vienas dažnas klausimas yra apie tai, kaip jūsų patirtis atitinka darbo reikalavimus. Būkite pasiruošę aiškiai išdėstyti temą, kaip jūsų ankstesnės pareigos ir atsakomybė daro jūs puikiai tinkančių šiai pozicijai. Toliau aptarkime keletą konkrečių klausimų, su kuriais galite susidurti. Pavyzdžiui, jūsų gali paklausti, kaip administruotumėte įmonės specialią darbuotojų aprangą. Čia ieškoma jūsų organizacinių įgūdžių ir dėmesio detalėms. Kitas klausimas gali būti, kaip planuotumėte valdyti įmonės turtą. Tai patikrina jūsų strateginio planavimo ir išteklių valdymo gebėjimus. Komandinis darbas yra dar vienas svarbus aspektas. Jūsų gali paklausti, ar manote, kad ši pozicija apima komandinį darbą. Šis klausimas įvertina jūsų supratimą apie pareigų dinamiką ir gebėjimą gerai dirbti su kitais. Gali būti užsiminta ir apie asmeninius pomėgius. Jei paminėsite pomėgius, pavyzdžiui, šachmatų žaidimą, galite sulaukti tolesnio klausimo, pavyzdžiui, ar gerai mokate žaisti šachmatais? Tai gali būti smagus būdas interviu metu įvertinti jūsų strateginį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius. Be to, jūsų gali paklausti apie patirtį dirbant su turto valdymo sistemomis. Klausimas, ar esate dirbę su turto valdymo sistemomis? Jei taip, su kokiomis, patikrina jūsų techninės žinias. Taip pat svarbu žinoti tokius terminus kaip turto kapitalizacija. Jūsų gali paklausti, ar žinote, kas yra turto kapitalizacija? Tai patikrina jūsų susipažinimą su specifinėmis pramonės srities sąvokomis. Galiausiai turėtumėte žinoti, kad ši pozicija gali pareikalauti iš jūsų bendradarbiauti su tokiais subjektais kaip turto bankas. Būkite pasiruošę aptarti, kaip tvarkytumėtės su tokiu bendradarbiavimu. Taigi, apibendrinant, pasiruošimas darbo pokalbiui apima darbo skelbimo supratimą, savo patirties susiejimą su pareigomis ir pasirengimą atsakyti į bendruosius ir specifinius klausimus. Atminkite, kad svarbiausia yra parodyti savo įgūdžius, žinias ir tai, kaip gerai įsiliejate į įmonės kultūrą. Štai ir viskas šiandien, personalo specialistai. Jei šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas, nepamirškite jo įvertinti, pakomentuoti ir prenumeruoti, kad gautumėte daugiau įžvalgaus turinio. Iki kito karto ir sėkmingos atrankos.